Sparnuoti pokalbiai. Labas, aš Justina Kuliešė ir jūs klausotės Lietuvos ornitologų draugijos tinklalaidės Sparnuoti pokalbiai. Trečioje laidoje norėčiau pakalbėti apie paukščių sumanumą. Nors paukščiai yra dažnai vertinami kaip mažiau intelektualūs nei žinduoliai, tyrimai rodo, kad jų protiniai gebėjimai gali būti labai pažangus ir kai kurios paukščių rūšys demonstruoja sumanumą, geba naudotis įrankiais, atsiminti ir planuoti, gali mokytis. Sužinoti daugiau apie sumanius paukščius pakalbinau Gediminą Petkų, Lietuvos ornitologų draugijos ornitologą, dažnai sutinkama televizijos laidose, užsiema edukacinę veiklą Lietuvos darželiuose ir mokyklose, yra įkūręs Pažinkime paukščius drauge, kur dalinasi informacija apie sparnuočius. Labas, Gediminai. Labas, Justina. Kai dar prieš įrašą kalbėjome apie temą, nutarėme plačiau pakalbėti apie sumanų ir išskirtinį paukščių elgesį. Tai toks pirmas būtų klausimas, kodėl būtent sumanieji paukščiai ir kuo paukščiai yra išskirtiniai? Sveiki klausytojai, iš tikrųjų paukščiai yra sumanus ir išskirtiniai tuo, kad pirmiausia, jie turi išskirtinį intelektą. Įsivaizduokit, kad paukščiai gali pasidaryti įrankius, ar ne? Iš įvairiausių šakelių, iš akmenukų, iš pagaliukų. Taip pat jie sugeba skaičiuoti, pavyzdžiui, karveliams. Tai visai nėra sunku. Arba daugeliu paukščių saugusiems paukščiams, kada gegutė atneša kiaušinį, jinai daugelis paukščių sugeba suskaičiuoti, kad yra vienu per daug ir, pavyzdžiui, gali palikti lizdą, ar ne? Tad gegutė žino, kad reikia išmesti vieną kiaušinį ir tik tada padėti savo. Taip pat paukščiai turi tokius neeilinius sugebėjimus, kalbant apie orientaciją, kaip orientuojasi jie aplinkoje, kaip jie naviguoja, ar migruojant, ar netgi tie paukščiai, kurie gyvena mieste, kaip karveliai, jie žymiai geriau jaučiasi nei žmogus, puikiai pažįstantis aplinką ir turi labai gerą atmintį, dar apie tai mes galėsim irgi pašnekėti vėliau. Taip pat sumanus tuo turi tokį aukštą intelektą dėl to, kad komunikaciją naudoja kaip ir žmogus, mes dabar bendraujame, klausytojai mūsų klausosi, taip ir paukščiai, jie ne tik vokaliai bendrauja tarpusavėje ar judesių pagalba, bet jie mokosi giesmių, kai kurie tai daro ypač tobulai ir gali traukti aplinkos garsus. Ir taip pat turi paukščiai socialinį elgesį kaip ir mes, tai jie mokosi vieni iš kitų. Tiek jaunikliai mokosi iš vyresnių paukščių, mokosi giesmės, vėlgi yra daug įvairiausių įdomių eksperimentų atlikta. Taip pat paukščiai turi net tokį meninį požiūrį, kas patiems, sakykime, tokiam primatam nebūtinai būdinga, ar ne? Jie padaro kokį lizdą, kai kurios paukščių rūšys, pasižiūri, kaip tas lizdas atrodo, jį gali koreguoti, modifikuoti, iš šalies pasižiūrint yra nufilmuota, kaip ten tokie violetiniai palapinukai elgiasi. Tai savotiškai netgi kai kurios paukščių rūšys mato tą tokį estetiką, galbūt jie kitaip supranta, bet jie supranta kompoziciją ir kaip atrodo. Ir žinoma, kas vienas iš tokių įdomesnių dalykų, kad paukščiai puikiai prisitaiko prie žmogaus aplinkos infrastruktūros. Tam tikrai reikia turėti to pačio sumanumo, to pačio išskirtinumo, kad besikeičiančioje aplinkoje jie sugebėtų tai padaryti. Labai daug papasakai, jau iš pat pradžių mano pusė klausimų, jau viskas jau galiu ištrinti. O šiaip pačioj pradžioj sakai įrankiai. Tai kokiais įrankiais naudojasi paukščiai? Kam jiem reikalingi tie įrankiai? Taip, tai įrankiais naudojasi dažnai, jeigu kalbant apie mūsų gyvenamąją aplinką, varniniai paukščiai, ar ne? Tai pilkoji varna, jie gali mėtyti akmenukus, pavyzdžiui, nebūtinai dėl to, kad
ar kaulus, pavyzdžiui, ne? Gerai, jeigu grįžtumėm prie maisto, kaip jos mėto. Tarkim, mėto jos graikinius riešutus ar kokius kitus riešutus, ąžuolo gilės, kaštonus. Graikinis riešutas nukrenta ant žemės, jisai skyla per pusę ir tada varna nutupia ir sulesa. Daugelis mato YouTube kanale tokį Japonijoje nufilmuotą vaizdą berods, kai varnos mėto irgi riešutus ir užsidegant raudonai šviesai, automobiliai sustoja, varna nutupia ir jinai pažįstanti spalvą ir pažįstanti grėsmę, kad jos nėra, nutupia ir sulesa tą riešutą. Taip mes matom, kaip miestuose tiesiog mėtomi kaulai ir žmogus kieme gali pamatyti kaulą, tiesiog galvoja, iš kur čia, ar šuo koks atnešė, ar kažkas kitas, o tai daro varnos, jos palieka tokias kaip dovanas, kaip sakau, tiems, kurie stogus tvarko ar stogus dengia, nes tos kaulus randa ir lietvamzdžiuose, ir visur kitur. Ir jos būtent vėlgi mėto, kad lūžtų tie kaulai. Ir varnos, pavyzdžiui, vėlgi kokios jos protingos, moka, galima sakyti, kaip ir skaičiuoti, išsitraukia maistą vieną, kitą, jeigu to maisto yra daugiau, tikrai nečiups vieną ir nešisos tenksis kuo daugiau paimti snapą vienu metu, kad sutaupytų energiją, kad perskristų. Tai gali pasidaryti įrankį. Bukučiai, esu skaitęs, kad jie su žievelės atplaiša gali tiesiog vėlgi ar su kokia šakele atplėšti žievelę ir ieškoti ten įvairiausių smulkiausių vabzdžių. Na, apie tos įrankius daugiausiai galima pamatyti, kaip juos pasigamina mums puikiai žinomos, gal ne visiems, bet kas paukščius stebi, Naujosios Kaledonijos varnos, kurios ne tik naudoja pagaliukus šakeles, kad išsirinktų vabzdžius norimus ar jų lervas, ten kiaušinėlius iš šakų, bet jos net įveikia sudėtingas užduotis, daug užduočių pakopų, kaip tai buvo net viename eksperimente tokia Kaledonijos varna pavadinta Jamesu Bondu 007, kuri per keletą minučių išsprendė net, sakykime, jaunam žmogui, vaikui neįsprendžiamą užduotį, kada panaudojo pagaliuką, pavyzdžiui, ar vielutę sulenkė, kad ištrauktų kibirėlį, vielos pagalba kabliuku, įsivaizduoja, pasidarė tokį kabliuką, niekas nemokė pati. Tada jinai sunešiojo akmenukus, padarė svertą, tie akmenukai nusvėrė tam tikrą vėl pagaliuką ir tos eksperimentus vėlgi galima rasti internete, tai parodė tokį išskirtinį sugebėjimą. O pesliai, pavyzdžiui, ten Australijoje yra tokia rūšis, kuri mėto akmenis ant emų perinčių kiaušinių, tiesiog, kad tie akmenys sudaužytų juos, nes netaip lengva su snapu jos praskelti. Kiti paukščiai numeta nuo uolų, bet čia jau vėl kitas dalykas. Tai, tas įrankių gaminimas ar panaudojimas yra tikrai nesvetimas, bet įdomu tai, kad varnos, pavyzdžiui, mėto akmenukus ir čia buvo toks video, matė per žinias žmonės, kada akmenukus naudoja ne kaip, sakykime, maisto šaltinį, bet irgi kaip įrankį, kad mėtė jas ant automobilių. Automobiliai buvo pastatyti prie pat jų lizdų ir varnos neapsikentusios, kad mašinos yra prie jų jauniklių, jos mėtė akmenukus į stiklus. Įsivaizduojat, taip darė, tai čia yra wow, kažkas tai tokio. O patys paukščiai, tai vėlgi tai yra įdomu tuo, kad jie yra dinozaurų palikuonis. Tai dabar apie dinozaurų palikuonis užsiminei. Tai kokie būtent pokyčiai paukščių evoliucija leido jiems tapti tokiais, kokie yra šiandien? Taip, tikrai daugelis žmonių nustemba išgirdę, kad paukščiai yra dinozaurų palikuonis. Jeigu mes nusikeltumėm į tą filmą, kurį visi matėm, ar ne, kokį matėm, Jūros periodo parką, ar ne? Steveno Spielbergo populiarųjį filmą, tai kuris vyko ten apie 150-165 milijonus metų atgal, tai mes pamatytumėm pirmosius paukščius, ar tai tokius dinozaurus, kurie jau turėjo plunksnas, kurie tos plunksnos jiems padėdavo nebūtinai dėl grožio, kad ten patinam vilioti pateles, dėl ir klimato tam tikrų dalykų. Ir kokie tie pokyčiai lėmė, kad jie tapo tokie, kokie yra šiandien, tai tas, kad kito klimatas. Juk žinom, kad vyko tas didžiulis masinis išnykimas, jų vyko daug, bet po paskutiniojo masinio išnykimo, tai liko paskutinė tokia dinozaurų grupė, kuri ir išliko paukščiai, kurie buvo kilę iš teropodų grupės.
Ir jų dabar mes turim labai daug, daugiau nei 10,5 tūkstančių rūšių, kaip pavyzdžiui, paukščių tokia klasė tikrai gausi ir paplitus pasaulyje, kai žinduolių turim tik 5,5 tūkstančio. O kas jam leido išlikti, tai vėlgi tos pačios plunksnos, tas pats greitas evoliucionavimas, jis gal mums atrodo šiaip lėtas, bet po truputuką evoliucionavo ir gavo vis daugiau plunksnų, kas padėjo sureguliuoti termoreguliaciją, kad jiem būtų ne per šalta, ne per karšta. Pavyzdžiui, stručiams ir dabar plunksnos reikalingos, kai yra karšta, kad jie neperkaistų netgi. O kiti naudoja pingvinai plunksnas, kad nesušaltų, ne? Tai irgi jų skirtinga paskirtis, bet plunksnos tai padeda. Be to lengvi kaulai. Paukščių kaulai su laiku lengvėjo, tapo tokie kaip beveik tuščia viduriai, tokia su plokštelėm, pakito uodega, sutrumpėjo ir dabar to uodegos pagalba daugelis kaip paukščių, kai skrenda, jie vairuoja, ar ne, ir stipri krūtinė, tie raumenys stiprus. Ir jų mažėjimas, vėlgi, ir jų prisitaikymas. Labai įdomu, kad žinduoliai, paukščiai, ar ne, sakykime, žmonės protingi, kaip kalbėjom apie intelektą ir paukščiai, bet paukščiai sugeba išnaudoti gan nedidelės kaukolės efektyviai. Smegenys jų nėra labai didelės, jeigu pažiūrėtum zylutę kokią, ar ne, ten žvirblį, varną, tai kas ten palyginus su kokiu didesniu, ar to pačiu stručiu, ar pavyzdžiui, su kokiu drambliu žmogum, bet jos veikia labai efektyviai. Jos neturi smegenų tokios žievės kaip žmogų, kur ten vyksta apdorojimo procesai, pas jos šiek tiek yra kitokios tos smegenis, bet ten neuronai taip greitai laksto tose tinkluose, kad, be galo sumanus ir protingi. Tai grįžtam dabar prie pačių sumaniųjų paukščių. Tai ar jie sugeba prisiminti dalykus? Taip, iš tiesų ne tik žmogus sugeba prisiminti, ar ne, ar kokios voverės, sakykime, bet žiurkėnai ten ir visi kiti žinduoliai, bet sugeba ir paukščiai. Ir paukščiai kartais sugeba už kitus žinduolius geriau prisiminti, net už patį žmogų. Dabar įsivaizduok, Justina, kartais pametame raktus, ar ne? Ir kaip būna sunku surasti. Taip. O riešutinė, jinai gali paslėpti iki 9 tūkstančių, iki 10 tūkstančių raktų. Ir buvo eksperimentai daryti, tyrinėti šie paukščiai Alpėse, Šveicarijoje, kada ne tik paslėpia maistą, bet dar žiūri, kad tos sėklos jos būtų tam tikroje vietoje paslėptos, kad jos nesugestų, kad jos būtų tinkamos, kad iš jų net daugelį neišaugtų medžiai. Taip pat ir kėkštai Lietuvoje euraziniai puikiausiai išslapsto sėklas ir mes galim matyti, kaip jie skraidinėja būreliais vienur kitur, tiesiog tarp ąžuolų renka gilės, gali kėkštas vienu metu 9 ąžuolo gilės išlaikyti gurklę. Ir jie ne tik tais, kad paslėpia vėlgi tas gilės, išsikasdami duobutes ar kokias ten lapus paversdami, bet jie, kai slepia ąžuolo gilę, jie dairosi, žiūri, ar nestebi jų kitas paukštis. Konkurentas, ar ne? Ir jeigu mato kitas kėkštas, kai jisai slepia sėklą, jisai tiesiog jį apgauna. Nepaslepia iki galo tos sėklos, imituoja slėpimo procesą, kitas kėkštas atskrenda, nieko neranda. Tai taip netgi gali apgaudinėti paukščiai vieni kitus, tai irgi parodo jų sumanumą. Žmonės dažnai nuvertina paukščius, galvoja, net yra tokių posūkių, ai kvailas čia kaip višta, ten rašai kaip su vištos koja, mažas tavo smegenis kaip paukščio, tokių visokių nesąmonių prisigalvoja, bet tai yra neįtikėtinos būtybės ir be galo tokios, turinčios tokius visokius sugebėjimus, tai gali ir netgi tokias užduotis atlikti visokias. O jeigu aš leisinu paukščius, ar mane tie paukščiai atsimintų? Laisvai. Ypač atsimena, kas atneša paukščių karveliams maisto mieste, atsimena puikiausiai varno žmogų, yra įvairiausių eksperimentų atlikta, kada Amerikoje amerikinės varnas pagavo ten dėstytojas, žodžiu, vaikščiojo po universiteto miestelį su viena kaukė, studentai su kitomis kaukėmis, buvo jos skirtingos. Ir jisai pagavo varną, palaikė ją, laboratorijoje paleido ir įsivaizduoja, po 9 metų pakartojo eksperimentą. Ir kaip tu manai, kokios tos varnos puolė ar dėstytojai, ar studentus
po 9 metų. Visas. Puolė dėstytoja, nes jisai turėtų išskirtinę kaukę ir buvo pagavęs varnas, tai vat pamatė varnos tą dėstytoją ir jos atsiminė, kaip jisai atrodo ir perdavė elgesį kitom varnom. Kas čia yra įdomiausia, ne tik, kad ta viena varna pulta, ne, bet ir elgesį perdavė. Taip pat jos... Jos tarpusavį gali bendrauti. Taip, zylės tarpusavį gali bendrauti. Mums pažįstamos didžiosios zylės, ką josgi išdarinėdavo ten Didžioji Britanijai. Jau 1921 metais Sveitlingo miestelyje zylė atskrido prie stiklinio buteliuko su kartoniniu kamšteliu, prakapojo jį ir sulėsė grietinėlę. Reikėtų pasakyti, kad paukščiai sunkiai sekasi virškinti patį pieną, ne, laktozę ten, bet lipidus tuos grietinėlę gali suvirškinti. Tai, įsivaizduokit, paukščiai sulėsė grietinėlę zylė didžioji, kaimynė didžioji zylė pamatė, kitą dieną pakartojo pas kitus žmonės tą patį, kiti paukščiai dar kitur, ir 30 metų bėgyje viso Didžiojo Britanijoje, ten Velse, kitur, masiškas buvo pastebėtas toks elgesys. Ir sugalvoja, tai paukščiai tokie irgi sugebantis mokytis vieni iš kitų. Ir jeigu varna metė riešutą ir jai pavyko jį išgliaudyti, kita varna būtinai tai pakartos, kad tai galėtų pasinaudoti tuo. O kaip su kerštu yra? Ar paukščiai kerštauja? Kerštauja, tos pačios varnos, kurios atsimena, jos gali kerštauti tau. Man buvo atsipažįstama, kad automobiliu užvažiavo ant bandelės ten kokios tai parduotuvės kieme ir labai kuosa ten pyko, jinai ten bandė ją lesti ir tas žmogus apsipirko, grįžo, čiupo už rankenėlės, o tenais jau papuošta gražiai, ten baltai juodai ta rankenėlė ir tikrai atkeršėjo, kaip sakiau, ir tos akmenukus gali netgi mėtyti. Tai prisimena paukščiai tikrai. O vienas kitam paukštis? Vienas kitam, geras klausimas, aš manau, kad irgi taip pat, šiaip paukščiai jie tikrai tarpusavį bendrauja, yra hierarchijos ir tarp jų, ir tarp vidinės rūšies, ta pati višta jinai tvarte, yra tarp jų hierarchija greitai, kuri stovės ant kokios laktos, kuri pirma ateis maisto palesti, lygiai taip pat su paukščiais. Tai tarp vidurūšinės ir tarp atskirų rūšių vyksta konkurencija. Net galima lesyklėlėje dabar, kai metas apie tai pakalbėti, kad tikrai galime pradėti lesinti, kada paukščiai vėlgi atskrenda. Svilikas visada nuvys visas zyles saulės ir išvys, neleis jom palesti normaliai. Žaliukės tokios, jos lesyklų irgi tupės, mėlynosios zylės kartais net agresyvesnės už didžiasias, tai net tarp jų pasiskirsto tą hierarchiją arba... Tai žodžiu, dydis nėra svarbu tada gaunasi. Kartais dydis tikrai nėra svarbu, kartais svarbu tas tikslo siekimas yra ir tas toksai užsispyrimas. Čia iš tikrųjų iš tokios irgi mano istorijos aš paleidau katiną į lauką ir pastebėjau, kad zylės tokiu kaip būriu priskrido prie mano katino ir tokiu kaip mobbingu užsiimdinėjo. Tai ar paukščiai užsiima tuo mobbingu vadinamu? Labai įdomu, niekada nepastebėjau, kad zylės taip darytų su katinais, bet puikus pavyzdys, ką daro. Daug ko mokslas ir nežino, nes sunku tai paukščius tyrinėti, daug kur tokie pavieniai pavyzdžiai parašyti. Iš ko tikrai galim tą sumanumą vieną, pamatyti. Ir taip, gali nuvyti priešą. Jeigu kalbant apie pačias zyles, tai zylės gali netgi skirtingai, savo skirtingomis giesmėmis pranešti apie pavojų, skirtingo laipsnio pavojų. Pavyzdžiui, žmogus lipa į medį, eina pro šalį, gali vienaip jos komunikuoti, bendrauti, gali bendrauti, jeigu katinas lipa, jeigu šuo laipia ir taip toliau. Ir ta bendrystė, kaip minėta, mobbingas, jis irgi gali būti, kada pamatomas plėšrūnas. Pavyzdžiui, pelėdos, jas kartais net ir nesunku rasti kokiuose parkuose, miškuose, kai tu eini ir girdi kažkoks jau ten pyktis vyksta, verda gyvenimas ir ten geniai, zylės, lipučiai, bukučiai, visi atrodo, jie susirenka tiesiog ten garsais rėkia, triukšmauja, turi tokį bendrą tikslą išvyti, ne? Ir tu nueini į tą link to garso eini ir tu pamatai, kai tikrai bando išvyti tą pelėdą, arba būna
kitokie atvejai. Pavyzdžiui, paukštvanagis, man teko irgi filmuoti, mieste pagavo paukštvanagio patelė karvelį, doroja tą karvelį, o jau skrenda visos varnos, kovas skrenda, bando nuvyti tą paukštvanagį, irgi vat keletą rūšių skirtingų, jau žiūrėk ir genys kažkur rėkia netoliese šokinėdamas ant šakos, tai tas pasirodo, kad yra naudojamas. Kaip pelikanai gali irgi taip pat susigrupuoti, kad žuvį pagautų kartu, ieškoti maisto, tai irgi paukščiai kartais taip daro, vilioja tas žuveles, netgi kartu būdami arba stumia į tam tikrą vietą, kad būtų lengviau pagauti, tai tas tarpusavio toks bendravimas ryšys irgi pastebimas yra. Minėjai balandžius. Tai dabar balandžiai protingi ar kvaili? Na taip, daugelis karvelius laiko, kad jie yra kokie tai karvelis, tai čia kvailelis koks ar ne, bet net ir šis paukštis turi neįtikėtinų gebėjimų. O karveliai pasižymė puikia navigacija. Juk jie anksčiau nešiodavo vaistus tarp vienos balandinės ir kitos. Tos visi žinom laiškelius, ar ne? Kaip prasidedant Pirmam pasauliniam karui, vaistininkas, kuris naudoja karvelius vaistų nešimui, panaudoja karvelius, kad jie fotografuotų ortofoto nuotraukas. Vietoj dronų, kaip dabar fotografuoja, filmuoja ir lėktuvai. Tai būdavo uždėdama tokia maža kamerytė, fotoaparatukas ir skrisdavo, fotografuodavo. Gal nebūdavo tobulos nuotraukos, bet naudodavo. Karvelius naudodavo netgi tais senais laikais, dar prieš tai praneždavo, kas laimė ten mūšį, ar Napoleonas pralaimė, ar ne. Tai daug visokių įdomių istorijų su jais yra. Jie moka atskirti spalvas, moka skaičiuoti, gali aritmetinius tokius sprendimus padaryti, uždavinius išspręsti. Gali atpažinti Pablo Picasso paveikslą kubizmo stiliaus nuo ten kokio Van Gogho, ne? Atpažinti, nes stiliai skiriasi. Tai išties toks protingas, jeigu kalbant apie balandžius. Tie patys minėti kėkštai, kurie irgi gyvena mūsų aplinkoje, jie puikiausiai imituoja balsus. Kėkštas esu girdėjęs, kaip jisai miaukia kaip katinas po automobiliu mieste. Ir žiūriu, galvoju, kas čia bus, ko jis dabar čia miauksi. Ir iš šono matau, iš namo kampo išlenda toks murzinas katinas visas, akis pamušta, toks veteranas, daug metų turintis. Eina jau to kėkšto, žodžiu, imti, ar ne? Jau matos kėkšto plunksnos dienos suskaičiuotos visos toj bus. Tik nespėjo prieiti prie kėkšto, kėkštas apsuko ratą iš automobilio išskridęs, tokį pusratį, nuskrido prie konteinerio ir sau lesa katino maistą. Tai vat kėkštas panaudojo katės maistą, kad nuviliotų jo nuo maisto, žodžiu, balsą panaudojo, žodžiu, katės balsą ir taip apgavo. Strazdai puikiai pamėgdžio tos garsus, tos pačios tai irgi tie patys varnėnai, va. Įsivaizduoju, jūs nenorėtum 60 kalbų mokėti. Norėčiau. Kinų, japonų, čia tiesiog ispaniškai kalbėtumėm, itališkai, kitomis kalbomis, tai varnėnai paprastieji puikiai tai sugeba, jie yra didžiausi poliglotai. 60 skirtingų kalbų jie gali panaudoti, paimituoti skirtingus paukščius. Gali imituoti ne tik juos, bet gali išgirdę panaudoti signalizaciją automobilio, gali panaudoti kitą garsą kokį tai ir komunikavimui, patelės viliojimui. Žinot, tai vėlgi, kaip tie tuoktuviniai visi reikalai vyksta, tai labai įdomu stebėti, kaip vieni paukščiai gieda, kad suviliotų, ar ne, pateles, kiti nešioja dovanas kaip žuvėdras, patinai neša žuvelę gyvą ir patelė renkasi, kuris atneš didžiausią grobį, taip ir su giesmėm. Ir vėlgi įdomu, kaip čia dabar tai patelė atskirti, kuris patinas gražiausiai gieda, ar ne? Tai aš kaip juokauju, kiek yra ištyrę mokslininkai paukščius, tai žodžiu, geriausia giesmė ta paukščio, kuri yra harmoningiausia, tai jaunikliams kartais taip ir nelabai ir pavyksta dar pirmais metais giedoti gražiai, bet va tie, kurie jau patyrė, kurie
jau daugiau metų turintys, jiems lengviau suvilioti pateles. Kaip aš sakau, daugiau makaronų matyt prikabina, ar ne? Patyrę paukščiai. Tai irgi va, tokius galima dalykus pastebėti, kas, aš sakyčiau, taip pat rodo sumanumą. Ir tas kaupimas atsargų, kaip mes minėjom, kėkštai, ar ne, kad kaupia atsargas, suslapsto sėklas, dėl ko? Dėl to, kad kauptų atsargas žiemą rastų. Ir prisimena tuos, kaip sakėm, raktus, ar ne, pamestus. Tai zylės jos, netgi zylės, pilkosios, juodosios gali irgi grobį paslėpti žievės plyšeliuose. Bukutis gali paslėpti maistą, kamienę ir jų surasti, kaip jam reikia. Kai trūksta maisto atsargų, kai jau nebėra lesyklos, jis gali atskristi ir prisiminti tą savo slėptuves. Tai irgi, parodo šiokį tokį protą. Mes čia galėtumėm kalbėti ir kalbėti tikriausiai apie Galėtumėm. paukščius. O jau laikas baigėsi. Dar vieną klausimą turėčiau. Tai. O kaip yra su romantiškais santykiais pas paukščius? Tai vat su romantiškais taip yra, kad jie turi iš tiesų stengtis ir patinai dažniausiai dėl patelių stengiasi, kas turi kokį gražesnį rūbą ar ne, kas nešioja dovanas, kas dovanas net sandėliuoja, parodo, kokiu grobiu gali pagauti, kaip medšarkės ant šakelių, ant spigliukų gali prismaigstyti, tai kokį tai driežą, peliuką kokį, gali vabalą, tai gali ausuotai kragai padovanoti viens kitam ten dumblių ar kokio augaliuko paimti, perduoti. Bet paukščiai yra racionalūs. Jeigu mes žmonės turime kaukės, galime užsidėti kaukę, čia šypsotis, kalbėti ten ar ne, flirtuoti. Paukščiai irgi iš dalies tai daro, bet jų flirtas yra toks, labai racionalus. Atnešė didesnį grobį, pamatė patelę, va čia tas patinas atneša didesnį grobį, jį renkasi. Tas mažiau stengiasi, mažiau atneša, tai tą nesirenka. Lygiai taip pat ir geniai, netgi vokaliai. Ateina ankstyvas pavasaris, kada geniai kala medžius ir, kaip aš sakau, bernai pradeda varžytis. Kas čia yra stipresnis, kas čia koks čempionas, stipriai kala medžius ir vėlgi patelės renkasi tuos, kurie garsiausiai kala. Tai vieną kartą varau Vingio parke, su dviračiu važinėjau, pasivažinėjau. Girdžiu elektrikas gręžia stulpą, tą tokį elektrinį šviestuvą, tokį tą metalinį. Tik garsas, toks, kas čia dabar vyksta? Tai žiūriu, ne elektrikas, o genys. Tai įsivaizduoju, Justina, kiek pas jį ten panų suskrido aplinkui paklausyti. Populiarus labai. Tai iš tieso tie tuoktuviniai ritualai pavasarį, anksti pavasarį, jie nuostabus, gražus, dėl ko tie ornitologai ir paukščių stebėtojai paukščius stebi, nes paukščiai žavėje. Jie ne tik, sakykime, yra ir sumanus, bet yra ir estetiškai gražus dėl tų savo pavasarinių ryškių apdarų ir dėl tų savo savybių. Tai tikrai toks grožis, kurį verta stebėti ir kuriuo labai įdomu domėtis apie kuriuos ir tikrai vis sužinome mokslui einant į priekį, vis atsirandant naujom technologijom, mes sužinom apie juos daugiau, kurie skrenda, kaip jie elgiasi ir kokie jie yra. Tai linkiu tikrai visiems laikyti šitą gražų hobį, stebėti paukščius ir jais žavėtis. Tai ačiū tau, Gediminai. Ačiū. Už tiek daug žinių iš tikrųjų suteikiai per tokį trumpą laiką. Tikiuosi, nieks nenubodžiavo. Ir jeigu ką, tai mielai dar susitiksim, apkalbėsim dar. Taip. Ir kitas temas. Taip, tai bendravimas su ornitologu Gediminu Petkumi. Ačiū. Ačiū, iki visiems. Iki. Ačiū, kad klausėte. Kviečiu ir toliau domėtis sumaniaisiais paukščiais, stebėti juos gamtoje ir neužmiršti pasirūpinti jais šalia savo namų, įrengiant inkilus ir lesinant šaltuoju metų laiku. Daugiau sužinoti apie paukščius bei Lietuvos ornitologų draugiją galite BirdLife LT ir Facebook paskyroje. Iki kitų susiklausymų.